Taigi sveiki visi, šitas vlogas bus šiek tiek kitoks, kadangi dauguma mano failų iš Chill & Grillo išsitrynė kažkokiu būdu, nežinau dėl ko. Bet aš vis tiek noriu atsiminti šitą Chill & Grillo, nes mano buvo pirmasis toks festivalis automobilių, buvo žiauriai smagu. Dėl to noriu viską atsiminti, šiek tiek padarysim to kitokio, aš tiesiog papasakosiu jums ir tuo pačiu parodysiu. Pradedam. Pasaulis ant pečių, visų sunkumų atrodo, šis kambarys traukės ir aš einu iš proto, bandau suprasti taškus, suvesti, užmerkiu akis. Pradedu skęst, matau kaip mes nebyliai slenkiu vėlės, bet šiandien ne namo veda šis kelias. Einu be tikslo, galbūt surasiu tave, bet kuo toliau, tuo labiau prarandu save, kaip šito mėšt. Tačiau gavos kitaip. Mums navigacija parodė, kad reikia važiuoti pro vieną kelią. Mes pradėjome ten važiuoti, pasirodo, kad ten yra baisūs laukai, grioviais reikia važiuoti, ant kelio stovi arkliai, vidury lauko namas, ten šolę pjauna, nesuprasi, kas vyksta, mes važiuojam su gan žema mašina. Iš esmės tai buvo blogai, nes gaila buvo mašinas braukyti per visus tos žvyrus, ten akmenis, bet iš kitos pusės buvo gerai, kadangi mes aplenkėm labai daug eilės ir draugiškai žmonės mus įleido į viduriuką ir mes pralaukėm galbūt apie valandą laiko, tai tas buvo labai gerai, kadangi tikrino kiekvienas mašinas vidų, galą, net kapotą kai kurių pakėlė, žiūrėjo oro filtrus, kad nesivežtų ten narkotikų ar alkoholio, ar raugintų agurkėlius loinikose. O net iš kitų žmonių girdėjau, kad kai kurie laukia po 6 valandas eilėje, tai jūs įsivaizduokite. Tai vat, ką tik atvarėm į Chill & Grillo, iš tikrųjų dabar yra 10 valandą vakaro, dėl to, nes žiauriai ilgai tikrina mašinas, kiekvieną miegmaišį, kiekvieną palapinę išardo, nes pažiūrėt nori, ar nėra alkoholio, ar nėra alaus ir panašiai, jokių gėrimų. Tai žiauriai ilgai pralaukėm vieną eilėj, o dabar va įsikūrėm, atvažiavom į palapinių miestelį, žiauriai gerai. Viena palapinė vienvietė, kita keturvietė, turim kėdžių. Iškliubau. O kai viską pasiruošėm, pastatėm visas palapinės, persirengėm, pavalgėm ir sugalvojom nuėti tiesiog biškį pasivaikščiot po automobilių parką, po šofą. Ir iš pradžių pamatėm vieną dalyką. Jaučiu numirę. Žiauriai gerai, žiauriai fainai pašakinėjom. Nedreba kojos. Dreba, ką čia svaigs? Kas čia yra? Bet palauk, mes atvykom į automobilių renginį, tai galbūt reikėtų parodyti tuos pačius automobilius, kurie stovi. Supra, balta, visi bairiai. Aišku bus, jo, japonas. Ta medė aprišėm su juodu Kasminu ir Jonas. Čia mes iš Pociūnų atvažiavom į Kauną. Bet, žinai, iš Kaišiadorių atvažiavęs į Kauną. Žiauriai gerai atrodo, kaip pilna va tokių mašinų ir per vidurį tiesiog žmogelį čilina, kepa kažką, čilina, grilina. Palapinių miestelis dar yra. Tik man šitas Mersas tai žiauriai patiko. Tai aš labai išskirtinis daiktas, kad tokį Mersą pasidaryt. Jaučiu kainą, tai irgi nebloga. Išsiskiria iš visų mašinų. Dar viena Supra. Tik šitą už žalia. Ir per langus visiškai nieko nesimato, juodas. Bonijos atvažiavo žaibas. Žaibas Makvynas. Nissan S14. Gulbė. Šiaip pastebėjau, kad Nissan labai daug atsirado Lietuvoje, būtent S14. Tai yra žiauriai gerai. Iš pradžių ėjom ir blema galvom, kas čia per ratai, tas met tokie platus, negali būti, kiek jie kainuoja. Ir paskui einu, blema, žiūriu, kažkas padanga blogai. O pasirodo, čia, ta prasme, atskirai tiesiog padėta ir viskas. Bet gerai žmonės galvoja, kad taip padaro. Vis įdomiau.
VIP style automobilis. Ratai dideli, chromuoti, yra užuolaidėlės, vietos belekiek. Žiauriai gerai atrodo. Man patinka tokio stiliaus automobiliai. Ir ką, čia turim žoliapjūvių mytą. 3 žoliapjūvės vienu vietoj. Ir dar buvo teko. Net iš Miami atvažiavo Golfas, Fiatas irgi Miami. Opeliukas iš Miamio ir BMW'as irgi taip pat iš Miamio. Kaip sakoma, squad goals. Čia tai grynai Russian Mafia. Žiūri gerai atrodo. Porsche ratai iš tie tinka baisiai. AMG. Būt kečiausia mašina visam Chile grille. Subarikas. Ratai turbūt tokie 12 arba 13 bus. Subarikas. Žiauriai smagu, kad net aikštelėse, kur šiaip žmonės atvažiavę, yra labai daug įdomių automobilių. Kaune yra pačiam Chilling Grill, kur yra show-offas, tai vat Golfų, Audinių, E30, E90 ir šiaip pilna labai daug. Tai va tas yra įdomu ir pasivaikščioti to pačiu po aikštelės, kur šiaip žmonės atvažiavę, nes gali pažiūrėti to, ko nėra ten show-offe. O tada atėjo vakaras ir padarė šiek tiek šalta, todėl nusprendė visi show-offo dalyviai parodyti savo šaunamaisiais ginklais ir sušildyti visą publiką. Per karštą biškį. Izoliai! Karštą šitai porė. Va čia, va dega. Va dega. Dega, va čia. Va čia. Remember people, insane chip tuning. Always forever never. Forever and fucking ever. Viskas gerai. Sušilom, praradom savo ausų būgnelius nuo šaudymo ir tada tiesiog sugalvojom, kad reikia eiti prajudinti savo kojas ir rankas šokio aikštelėje. Buvo antiek daug įspūdžių, kad atvažiavo Chilling Grill'o šerifas ir mus visus išvežė. Renginys buvo tikrai nusisekęs, nors oras labai nelepino, tačiau man labai patiko, tiek susirinko labai daug automobilių, žmonių, visi yra labai draugiški. Tai va, kam patiko, palaikinam, pašėrinam, galite nueiti į mano Patreoną, viskas yra description'e, pačioje aprašyme, o kam nepatiko, tai susiteginkit.